Diskutuojant ir spręsti rimtas santykių problemas yra labai sunku. Tiesą sakant, ne taip dažnai žmonės jas išsprendžia, bet pabandykim bent jau teoriškai nusakyti, kaip tai turėtų būti. Pirmas dalykas, visų santykių problemos išsprendžiamos tik tai tada, kai bent vienam iš dviejų žmonių ta problema jau yra visiškai nebeįmanoma. Jisai jau priėjęs prie ribos, priėjęs prie taško, jisai ją spręs ir viskas, jisai įdės į tai daug energijos. Nes jeigu dar galima palaukti, tai problema neišsprendžiama. Tai tam, kad taip įvyktų, žmogus turi suvokti, kas jam negerai ir mokėti tai paaiškinti kitam žmogui. Nes labai dažnai aš sutinku bendraudama su savo klientais, kad tiesiog kitas žmogus nesureikšmina jūsų norų. Jisai sako, kad žmona, tarkime, 4 metus sakė, reiškia, kad jinai nori daugiau sekso, bet kažkaip tai aš maniau, kad viskas čia tvarkoja, užtenka ir tiek. Tai jeigu yra tokia problema, kad kitas žmogus nesureikšmina, reiškia, nėra gerai išaiškinta. Tas žmogus, kuris turi problemą, kuriam labiau skauda, jisai turi labai aiškiai pasakyti, kodėl tai yra reikšminga ir kad kitaip čia nebus. Jisai turi paaiškinti, kodėl jam tai reikšminga, galbūt iš vaikystės jam kažkas tai svarbaus tęsiasi, galbūt jis labai blogai jaučiasi tuo momentu, jis turi turėti daug žodžių, jis turi labai aiškiai paaiškinti partneriui, kad jisai nebepamirštų tos problemos. Partneris tuo metu, kai jam aiškinama, ko iš jo norima, kad jisai pasikeistų kažkur, tai jis turi ne tik tai klausytis ir atsiverti tą informaciją, nes paprastai mes nesam labai atviri naujai informacijai, mes kaip tik dažniau esam uždari ir žiūrime tai, ko patys norime. Ir įsivaizduojame, kad mes žinom, ką kitas nori, kad mes tarsi perskaitom jo mintis. Ne, mes turime pabandyti suprasti to žmogaus charakterį iš vidaus. Kodėl jisai to nori, kaip aš jaučiausi jo vietoj, jeigu būčiau jo vietoje, jeigu turėčiau jo istoriją. Tarkime, jeigu jūs esate tikslus žmogus, kuris laiku visur ateina, o kitas žmogus vėluoja, jūs turi suprasti, kas jam yra, kodėl jisai būtent vėluoja. Gal jisai nori būti atsipalaidavęs visą laiką. Gal vaikystėje jį ten skriaudė už pavėlavimą kiekvieną minutę ir jam jau alergija nuo tų atėjimų laikų. Mes turime labai gerai įeiti į jo vidų, paklausti jo visus klausimus. Tai tas pirmoji dalis labai svarbi, kad žmonės tiesiog, kaip sakoma, protingi žmonės gali apie viską kalbėti, kad jie dar nesusipykę, kaip galint daugiau pasakytų. Vienas pasakytų, kodėl jam reikia pakeisti gyvenimą, o kitas kaip galint labiau įsigilintų, kodėl taip prašoma, kas to žmogaus viduje. Dabar įsivaizduojam, perinam į antrą stadiją, veiksmo stadiją, problemos sprendimo stadiją. Jau visi paaiškino, viską išsiaiškino. Labai svarbu yra mokėti daryti kitam įtaką, neatsitraukti laiku. Jeigu jūs norite pasiekti kažkokio pakeitimo, ir jeigu iš jūsų prašo pakeitimo, per daug anksti neužsidaryti, išlikti atviram, pabandyti kažkokį tai naują elgesį. Turi vykti tarsi karas juokais. Diskusija turi būti ilga ir kūrybiška, nes tipiškai tarp žmonių vyksta taip, kad arba žmonės labai greitai supyksta ir užsidaro ir tolesnė diskusija yra tik tai įrodinėjimas dviejų žmonių, jie nebando suprasti, ką kitas nori pasakyti, tiesiog bando įrodyti savo tiesą, arba kažkuris iš jų per daug greitai nusileidžia, o paskui vis tiek neįgyvendina to, ką pasižadėjo. Taigi, sistema turi išlikti kūrybiškai ir gyva, gana ilgai. Ir jeigu iš tikrųjų taip vyko, jeigu žmonės iš tikrųjų ieškojo naujo kūrybiško sprendimo ir jį surado, tai po to atsiranda tam tikras palengvėjimas. Jie abudu, išsiskiria tarsi naujas energijos kiekis, jie pasijunta gyvesni, jie suartėja po tokio sprendimo, jie apsidžiaugia, kad štai mes radom sprendimo variantą ir dabar bus geriau, aš darysiu tą, tu darysi kitą. Bet, kad taip įvyktų, jie turi neneigti, kad aš pats kovoju dėl kažkokio tai, savo poreikio ir kitas žmogus gali kovoti. Ir man gali skaudėti, kai aš kovoju, ir jam gali skaudėti, bet mes galų gale radom tą sprendimą ir dabar po to esame dar labiau artimi.